Sveiki! Noriu Jums parodyti, kaip per 5 minutės pasigaminti pasakiško skonio ledus. Taip, konsistencija nėra tokia galbūt ideali, bet skonis yra tikrai pasakiškas ir tikrai atsivėsinsite su šitais ledais. Nuostabu. Man tai buvo toks atradimas. Ir tiek reikia nedaug tų ingredientų ir nereikia cukraus ir viskas taip paprasta. Tai dabar iškart einam prie reikalo. Kogi reikės šitiems ledams? Tai pirmiausia reikės vieno banano, taip pat reikės kakavos, maždaug vieno didelio šaukšto. Taip pat reikės maždaug pusės puodelio grietinėlės. Ir taip pat galima naudoti visokių pabarstukų, pavyzdžiui, tarkuoto šokolado ar riešutų, ką jau sugalvosite. Tai nuo ko reikia pradėti? Pirmiausia, reikia bananą nusilupti ir tada supjaustyti griežinėliais ir sudėti į šaldiklį. Nors rašau, kad receptas per 5 minutės, bet mūsų gamyba užima 5 minutės, o šaldyti bananą reikėtų bent 2-3 valandas. Tai galite iškart ir į priekį įsidėti bananų į šaldiklį, tokių supjaustytų, turėti tų ledų paruoštukų. Šitie ledai bus maždaug taip 2 porcijom, jeigu iš vieno banano, jeigu norite daugiau žmonių, tada reikės daugiau bananų ir daugiau ingredientų. Na, čia aš sakau 2 žmonėm vienas bananas, bet realiai, tai jeigu žmogus labai mėgsta ledus, tai realiai čia jam vienam bus tokia porcija. Bet jeigu, taip sakant, jeigu pasidalinsite, tai užteks ir 2. Taip, tai tada palaikom bananą apie 2-3 valandas šaldiklyje. Galite laikyti ir per naktį, ar tiesiog, kai turite laiko, įdedate tą bananą ir paskui ištraukėt, kai jau norite gaminti ledus. Taigi, tada tą bananą sudedame į trintuvę. Šitam receptui reikia gan stiprios trintuvės, jeigu norite tokių geresnės konsistencijos ledų, kad iš tokio visiškai sušalusio į akmenį banano paverstų į ledus, tai šiek tiek reikės stipresnės trintuvės. Jeigu jūsų trintuvė nėra tokia stipri, tai galbūt tą bananą ištraukus dar reikia šiek tiek palaikyti, atšildyti šiek tiek ir tada trinti, nes geriau tada susitrins, nereikės tokios galingos. Jeigu turite galingesnę ar mikserį kokį, tai tiesiog sudėkite ten bananą, supilkite grietinėlę, kakavą, ingredientus galite derinti pagal savo poreikius, norus, čia jau skonio reikalas, aš tiesiog tokį kaip bazinį receptą pasakysiu. Ir tada sudėjus jau reikia trinti, kol susitrina. Jeigu galingesnis greičiau susitrins, jeigu galingesnis mikseris trintuvė, jeigu silpnesnis šiek tiek lėčiau. Tai čia irgi tas laikas priklauso nuo daugelio faktorių. Taigi sutrynus, tada iškart supilame indelius, ledainės ir galime pabarstyti įvairių pabarstukų, ar tai tarkuoto šokolado, ar galime, nežinau, riešutų, kokoso drožlių, ką tik tai sugalvojate. Man labai patiko, kad čia neina cukrus į šitą receptą. Taip pat, jeigu esate nevartojantis pieno produktų, žinoma, kad galite keisti tą grietinėlę, galite keisti veganišką grietinėlę arba kokosų pienų kokiu nors. Žodžiu, čia irgi eksperimentam tikrai yra vietos. Taip, ir taip pat galite pabandyti tokių ledų receptų, ne tik tai su kakava, ne tik šokoladiniu, bet taip pat galite pabandyti ir, pavyzdžiui, su uogomis. Tai tą trintą bananą tiesiog, pavyzdžiui, sumaišom su raudonaisiais serbentais, tai yra tą šaldytą bananą su raudonaisiais serbentais ar su šaldytomis mėlynėmis, ką turite dar iš šaldytų uogų, pavyzdžiui, sutrinate ir taip pat šiek tiek grietinėlės įpilate. Kam ta grietinėlė? Iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad grietinėlė bet kokį patiekalą paverčia tokiu prabangiu, tokiu turtingu skoniu ir tikrai jinai labai pagerina skonį įvairių patiekalų, tai čia ir apie desertus kalbant. Taip pat labai pagerina skonį, tai tikrai siūlau tos grietinėlės neatsisakyti. Kaip minėjau, galite keisti ją veganišką versiją. Ir
Išbandykite visokių variantų su uogomis, su vaisiais ir parašykite komentaruose, kaip sekėsi, ar pavyko, ar buvo skanu. Na, kas jau mėgsta šokoladiniai žmonės, tai labai mėgs su kakava šitus ledus ir, pavyzdžiui, mano vyras jau net nenori kitokių, tik tai su kakava, nes tokie yra skaniausi šokoladiniai jam, bet čia žinoma kiekvieno skonio reikalas. Tai va, norėjau pasidalinti šiuo atradimu, kuris labai mane sužavėjo ir kviečiu išbandyti ir jūs šį receptą ir pasidalinti, jeigu manote, kad ir kitiem jis pravers, ir lauksiu jūsų atsiliepimų komentaruose. Tai šiam kartui tiek ir iki kitų kartų. Taip pat neužmirškite užsiprenumeruoti šio kanalo, jeigu jums patinka tokio pobūdžio video ir jeigu domitės augalais, taip pat neužmirškite spausti patinka. Ir taip pat, kas norite, galite tapti Gamtos poezijos patronu, nuoroda bus aprašyme. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų. O aš einu toliau valgyti ledų.